atrodo ta savanorio kasdienybė. Kokie iššūkiai, pirmi kartai. Manęs laukia. Tai gal pažiūrim kartą, ne, Pifai? Pažiūrim? Pažiūrim. Labą rytą. Su Raselės va suknelė. Pasiruošėm priimti svečius, bet dar prieš tai pavalgyti nuvarysim. Tai nuo 1 iki 4 čia atvažiuoja svečiai, kurie gali pabūti su gyvūnėliais. Va, parodysim, kaip čia paruošėm. Va. Visi vaikai švarus, viskas švaru, paruošta. Va. Viskas paruošta, gražiai. Marsiukas miegoja su manim. Va, drabužius skalbiam. Čia viską išlaviau. Tetulytė. Va, tu esi tetulytė, mažytė tetulytė. Vakar dar biškį, kas Instagram'e matėt, apsilaiščiau čia. Ir kai laiščiau, kad pasivalytų, taip dar ir maistą plaiščiau, taip išgavau velnių. Nes kai palaistai, jis gali supūti, jeigu per daug vandens užvarai, tai tikiuosi vis gerai. Priminėjom turistus, va. Su Baužiansku. Baužianskas ant visų pyksta pastoviai. Pifas. Pifas, neim Pifas. Bifas. Pifas. Bifas. Pifas. Bifas. Pifas. Safety first. Koks vaizdas. Einu savo. Ir aš važiuoju. Negaliu patikėt. Visai sėkmingai man čia sekas kol kas. Senolis, bet užtat gerai veikia. Man pats tas. Va. Viskas, ko reikia. Pasipildom atsargas. Tvarkymosi dieną. Tai vat vazonus dabar nešioju. Tai kažką Raselė sakė sodins. Tai žodžiu dabar toks darbas yra man. Sunešti visus vazonus iš vienos vietos. Dabar tą ir darau. Žiauriai karšta. Prakaituoja. O dabar ir jau realiai vakaras. Po 4 kažkas tokia. O šilta, tai gerai nuo antrą partiją nešti. Dėlė kaip manęs skruzdėlės užpuolė. Turėjau visą praustis. Koks 100 skruzdėlių užlipo visur, ant visų rankų. Atrodo, kad kažkur, va, vaikšta ant viso kūno. Čia irgi ir. Eina mamas. Dar vieną. Kažkaip gal išėjęs laukomas nuo manęs. Man tas įrenginėja būsimiem savanoriam tualetą. Kaip gražiai. Tai ir toks tarpelis. Va. Kažkaip buvo dar nei šviesos nebuvo, bet dabar va šviesa yra. Čia va kaip gražiai atrodys. Va ir pasikabinti. Ir veidrodis. Kai gerai, dabar va čia pasidėsiu telefoniuką. Arba kaip nors kitaip ir va čia jums galėsiu pasakoti. Visą mėnesį ką nors. Braškytė, kosa jau nori. Ateinu pas tave pagluosti. Jauniu, serga mergaitė. Braškytė. Viskas bus gerai. Serganai, kaip suprantu, vėžys įplaučius jau yra įsimetęs. Tai čia daug neliko. Vargšytė, mažytė. Ką čia žinosi? Gal ir išosti ir išgyvens dar metus kokius. Gal daugiau. Žodžiu, nuo Raselės gavau iššūkį. Nuvaryti iki Turgelio. Pirmą kartą vieną pats sumat suvarys dabar. Tai man reikia parvežti arbūzą ir 3 mangus. Žodžiu, bandau. Tikiuosi vis bus gerai. Čia šiaip nėra daug, reikia pagrindinį kelią išvažiuoti. Ir tada
sukti ir už 300 metrų bus toks kaip turgus, toksai mini. Bet pirmą kartą dieną pati, tai čia baisiausia man. Žodžiu, bandom. O tu Rožytė. Bijai tu biškė, ne? Tai aišku, kad aš atvariau. Va. Turgelį. Nu, žiūrim, ko čia turim. Hello. Kai aš noriu bananų, bet ne šitų, nes šitai ir paško skonio. Žiūri neskanus. Nuo savo mažiukai kaip tik turėtų būti žiauri skanus, bet iš vis neskanus. Tada, va, arbūzą, žodžiu, dabar paimti. Sakė, turi būti ten, kur auga sudžiūvus. Jis būtų geras. Tai ten nesudžiūvus, va, pavyzdžiui, šitą sudžiūvus yra galvutė, galūnė. Tai yra didelį, bet didelį arbūzą, tai čia visi dideli. Va, šitas gėdė atrodo. Nu. Šitą imsiu. Tokį reikia pirkti. Čia žiauriai didelis, šiandien nesuvalgyčiau tai. Ananasas. Negaliu valgyti ananaso. Alergiškas, žinau, kad esu čia. Paimsiu mangą. Toks minkštas šitas. Šitos pasėmiau. Tai čia gerai bus. Dar čia krautuvėlė tokia gerai pasižiūrėti. Čia pat tarp ko reikia nusimauti būtinai. Visi basom vaikšto. Pažiūrėsiu, ko čia yra. Šindžia. Sako, kad aš blogai tariu iš viso. Čia yra sinkha, kažkaip reikia sakyti sinkha. Aš tai sakydavau šindžia. Nu, neatrodo, kad labai švarkim prie kojų. Visokie dalykėliai. Kaip šitų norėčiau, reikia paragauti. Kartais galima tokius valgyti. Tai irgi šiaip skaniai atrodo, bet labiau iš tų norėčiau. Tai ant batų kainuoja. Tai euras biški. Paimsiu ir šitą. Pavalgyti su rasėlė. Apsipirkims pavyko. Išleidau 200 kem batų kažkur. Tai yra 6 eurai šiam. Tai va tokios kainėlės saloje, bet saloje ir brangiau, nes čia... Šiaip, jeigu nori išsinuomoti gyventi kur, tai čia žiauriai brangu. Kaip 1000 jinai kainuoja. Kitur netgi dieną kainuoja, nežinau, ten 200 eurų. Tai kosmosas čia kainos. Nes ta sala pradeda labai populiarėti. Labai pradeda reklamuoti ją visi influenceriai ten tik tokia visur. Tai daug žmonių pradeda vaikyti čia. O dabar varau namo, dabar reikia pargrįžti kažkaip. Bet manau, kad vis bus gerai, nes jau atvažiavau, tai... Važiuoju! Per 3 mėnesius nesugebėjau važiuoti, o dabar per pirmą dieną varau, tiesiog varau. Kosmosas ką daro, ta komforto zona? Kosmosėlis. Žiauriai džiaugiuosi, žiauriai fainai, kad jau galiu važiuoti. Kaip gera, taip skaniai kvepia čia viskas. Tokiam akimirkom pagalvoju, kad gyvenimas toks gražus. Nuspaudė man. Pavyko. Rožytė, sėdė, ne tu. Taigi, kad šiandien pirmą kartą čia ir šunis. Aš. Prisikraunam maisto. O dievas, išvargau. Aš negaliu paeiti. Oh my god.
šėriau šunis pirmą kartą. Kaip keistai, biškis stresful buvo tikrai. Nes vis tiesiog lipa ant kojo, atrodo, kad tik neužmintų šunų. Kaštoniau! Baig! Taigi nieks nelina per tavo krūvos. Tai fainai, oh my god. Dabar varysim pavalgyti. Pagaliau kažką skanaus dar arbūzą nupirkau, gal vėliau suvalgysim. Eisim pasivaikščioti. Bliuski. Jeigu vienas ir... Einam. Va. Okay. Numylėtinis koksai. Su man tai kaip patinka. Žmonės priaukoja operaciniam stalui, va. Toks profesionalus, kad galėtų jie šuniukam padėti, kai gelbės. Tai, va, dar visokių čia atėjo kaip tik, prisisakė sudėti visokiems, vat, nežinau, čia kažkam operacijom, kai darys, ar kažką tokio. Bet čia gali būti išgelbėti daugiau šuniukų. Labai ačiū, labai visiems ačiū. Jeigu kažkas žiūrėsit video iš tų, kas aukojat. Va. Šauniai. Atvarėme į lietuvių restoraną, dabar čia valgysim. Va. Lietuvėlė. Va. Paprastos ar Paprastos. Zyro gal. Kokias tas zyro? Va. Čikenas. Baigta šiandien dieną. Šunį susivedžiau iš tai kambarį, kas norėjo. Ir einu miegot, nes jau pavargau. Iki rytojaus. Su manim miegoja mažytė, ane? Marsiukas. Taip. Ir dabar dar smukas atėjo. Smukas. Einam žiūrėti, ką kiti daro. O, pudriauskaitė. Išėjus visa. Mažytė, man čia turėtų būti. Aš reikia kada pakeis man. O šiandienos planas būtų tikriausiai prie byčo varyti, nes kaip jau viską pasidariau. Su mocu irgi išmokau važiuoti, tai kaip ir galima jau būtų. Šiaip byčiai žiauri gražus, ane? Marsiukai. Galbūt dar spėsiu susitikti su tais lietuviais, kur susipažinau, nes jie jau šiandien išvaro į kitą salą. Dar šiandien reiks šeimai paskambinti visiems. Daugmaž tiek, o dabar einu pavalgyti. Žiūrėsim, ką toliau darysim. Pusrytukai mano, košytė, riešutukai, bananiukas, arbatėlė. O čia, kur vakar nusipirkau, tai prie kavos pasimisvėriau suvalgyti. Atvažiavau prie byčo. Šiaip labai gražus. Žydras. Tai kažkur susirasti vietelę. Dabar jau čia dar į pavėsį norėčiau sėsti. Nu ką, einu. Įlysi tą jūrą. Žiūrėt. Bet prieš tai reiktų užsitepti plaukus, tiesiog galit, bet koks kondicionierius tinka. Tiesiog, kad ta druska nesublogintų kokybės žiauriai plaukų. Vanduo nėra karštas, toksai normalus. Man šiaip nugarą labai skauda, gal dėl to nėra taip malonu. Žodžiu, biškį pagulėjau. Nežinau, niekai nesimato, ar aš čia įdegiau ar ne, bet tikrai karšta buvo, eina savo. Tai pasideginau, pasiklausiau, dabar pradėjau mokintis labiau apie pinigus, esu nusipirkus, tai ten 4 savaičių kursai ir bandysiu ten išsiaiškinti. Ir labiau suprasti, nes šiaip aš labai mėgstu tokius dalykus. Knygas apie tokius dalykus irgi mėgstu, tai bandysiu stengtis, mokintis. Manau, kad viskas pavyks. O dabar mano mocas, taip, kur ir tas nežinau. Tiek daug mocų prisistatė visi. Atvariau pavalgyt. Tradicinis tas patiekalas, kur visi valgo. Tiesiog toksai sour, sweet, kažkas tokio su ryžiais ir papaja salotos. Bet šit, tai tokio dydžio ir šiaip biškį toks be skonio, tai tiesiog ledukai sumalti ir viskas. Bet atrodo tai gerai. Šiandien turistų dieną. Lankomomis va, iš Vokietijos, man atrodo. O čia kas toks? Margis? Margis, be akyčių ir margis. Tūs gražus šuo, pažiūrėkit. Margis. Vaikas. Bet jisai savo viską daro, nors niek nemato. Va, gėlytė irgi ir be akyčių. Bet dabar visi gali susipažinti su šuniukais. Ne. Kiek turim kompaniją šiandieną, ne?
Vincentai. Tokie gauna dėmesiuką. Kai atsipalaidavę visi savo. Tai iki vakarį. Juk išsimaudė Simukas, koksai. Pagreitį pagau. Simukai, Simukai. Valgom kebabus. Toksai. Lietuvą pirmam iš karto. Geras. Tik grįžt pavalgęs namo, visi va, eilutė susistoja. O kaip dėmesio visi nori, jėtio, nu. Visus reikia apguluostyti. Kokia tu mažytė, vai. Kokia tu gražuotė. Labas rytas. Mano rytas prasideda su Nojum. Ir su Simuku. Tai ką, pati susitvarkiau, šuniukai sutvarkyti. Va, paklojau naujus. Tai dabar einu laistyt sodelio. Pažiūrėkit, kokią kepurę turiu. Sabai dog. Kaip gražiai atrodo. Mano šiandieninis darbas be šuniukų sutvarkymo. Tai va, lapus grėbiau, sudėjau į krūveles. Ir po to vakarą, kai saulė nusileis, surinksiu, nes šiaip dabar žiauriai karšta. Prasme, taip karšta dabar yra, kad wow. Aš tokia esu išbadėjus. Ir čia atrodo tikrai skaniai tas patajus. Ir jeigu jau prasideda, tai jau nesustabdysi čia. Gali šūkauti, kaip nori. O ne, pinki. Oh my god. Nu tom lūpom padažytom, tai čia jau juokingai atrodo. Pažiūrėk, kokį viedrą baigiu surinkti. Čia vėliau kokio dydžio. Dabar reikia kažkaip nunešti, kad neišsibarsytų vėl po visą kiemą. Čia taip išpagurūsti. Va. Davai pastrauk. Va, pasižiūrėkit, kiek gėrybių. Kiek gamtos dovanėlių daug. Va, pilnas kiemas, žodžiu. Jeigu žiūrit čia va visur, tai čia visur ir yra. Pilna dovanėlių palikta. O kas tas dovanėlės renka? Tai šiuo momentu aš. Raselė su mama dabar jie tuts, žodžiu. Dabar aš čia ūkininkė su smagumėlis, žodžiu. Tai čia tik vienas dar, tai dar čia tikrai dar vienas bus. Va tai va renkam. Kaip akmenukai. Ir plius, žinokit, nesmirda, nes čia jau yra sukietėjęs. Man taip patiko vakar tas kebabs. Atvažiavau vėl jį nusipirkti. Tai va dabar, žodžiu, klausaus pažeidžiamumo gale, noriu pabaigti tą knygą, nes man ten jau nebėra, kad žiauriai daug liktų. Tarp kitko, mano kambarį šiandien padarė pilnai. Tai va, welcome. Va, padarė lovos tą tokį rėmą. Čia du šuniukai pas mane gali miegoti. Va, dar turiu džimą savo. Čia va, kilimėlis mano. Čia pasportuoju rytinę mankštėlę. Ir dabar tą galvoju ant dviračio paminti. Va. Visko čia yra. Ko tik reikia. Ai, ir dar čia žiūrėjau gražus paveikslas. Ne paveikslas, čia toksai kaip medžiaga. Ir tiesiog tai padaryta. Toksai. Gražus, ne? Man irgi patinka. Nu, va, kaip ir sakiau, biški prasijudinsiu. Taip, čia yra nemažai to fizinio darbo. Ten valyt kažką. Su šuniukais kiekvieną rytą. Ir šiaip dar darbų tokių kaip lapų grėbimas, šudukų rinkimas ir visą kitą. Tai ne visą laiką, atrodo, turiu jėgų dėl nugaros pasportuoju dar taip intensyviai. Bet manau, kad dar biškį trūks laiko priprasti, būtent prie ritmo. Ir tada viskas gerai. Ir pavyks dar ir sportuoti ir viską. O tai va. Mažytė, labanakt. Sakyk, susitiksim rytoj.
Šiaip jau nerytas, nes viskas ir padaryta. Viskas paruošta, visi šuniukai jau patvarkyti, žodžiu. Sodėlis palaistytas. Taip, mažytė yra atrofavę raumenukai, ne? Taip, o jinai nevaldo tų kojyčių nuo pat gimimo. Tai, įsivaizduokit, kai negali pasikasyti kaklo nieko su kojom šuniukui. Kaip jai tai patinka, jinai va, išsitempia visą. Kiti raumenys visai ir įdarbinti, va čia koks toks ir raumuo. Kokį tu galėsi. Bet šiandien yra tokia editinimo diena. Gerai, kad turiu pagalbos editinant, nes čia šiaip labai daug ką reikia padaryti. Ir šiaip fainiai tas firms video bus. Jūs jau, žodžiu, jau būsit matę tą video, kai dabar matysite šitą antrą video. Žinau, kad čia nebus kažkokio kosmoso, bet tiesiog žiauriai fainiai, kad tiesiog kelsiu pirmą video ir šiaip kelsiu YouTube, nes labai noriu kelti. Ir man labai patinka kol kas viskas. Bet va, toksai keistas jausmas tiesiog, kad jau darau, o tiek ilgai norėjau ir tiesiog nedrįsau, tai komforto zonai buvau ir nepradėjau. Nežinau, atrodo, net nebuvo čia ko bijoti. Šiaip aš kodėl nekuriu, net nežinau ką. Tiesiog, kai tu pradedi daryti tas, kas tau patinka, tai ir turi apie ką kurti. Ai, ir dar vienas dalykas, vis tiek aš čia, kai man, aš nebebūsiu čia kažkada už mėnesio, tai tada reiks kito kontento. Tai dabar kits klausimas, kokio kontento? Tai žodžiu, ir tokie, ir variantų, kad aš galbūt varysiu vėl kitur, į kažkokią kitą vietą, tiesiog savanoriauti. Tai tiesiog reikia susirasti dabar. Tai jeigu mane ten priimtų ir pavyktų viskas, tai būtų žiauriai gerai, nes tada galėčiau būti vėl Tailande, nes dar viza man galioja čia, o tada jau po vizos vėliau žiūrėsim kur. Ir šiaip aš turiu tokią viziją, kad turėti savo, kaip rėmėjus, ar ten contribui ir tiesiog norėčiau keliauti ir kad mane paremtų, kad galėčiau tiesiog keliauti, nes jeigu tu neturi darbo, tai kažkokią būtent, tai tu neturi tiesiog iš ko taip keliauti, varyti visur ir filmuoti ir dar įrangą ir visą kitą, nors aš dabar su telefonu darau, nes aš tiesiog žinau, kad pradžiai tikrai nereikia kameros, ten kažkokios profesionalios ir pilnai užtenks telefonų, bet aš tiesiog noriu į ateitį jau žiūrėti. Tiesiog sakau jums tokią savo viziją, tai nežinau, gal jūs man kažką galėtumėt pakomentuoti arba parašyti man, ką mato apie tai. Tai vat, tokie pamąstymai. Va, išėjom pasivaikščioti. Ne. Marijana, taip. Žodžiu, šiandien aš esu Prada, sakė. O mes dabar varom lauko šunims ten duoti vaistukų, visokių ten nuo erkių dalykų, nes jie tai daro tiesiog svetimiems žmonėms duoda, nes šiaip realiai, jeigu Tailandė yra šuo ir gyvena prie namo, tai reiškia, kad jis neturi namų, tiesiog žmonės jį laiko ir viskas. Jeigu pasimirtų jisai ir jam kažkas būtų, tai tie žmonės niek nevarytų. Labas! Išimk 2 tabletas. Labas, šuniukai. Hello! Taip. Nepaugo? Aš kažkart suvalgė. Čia yra visokių vietų, kur gali rasti, bet negalima filmuoti, nes tailandiečiam nepatinka, kad čia eini jų valdas ir kažką rodai. Dabar, žodžiu, važinėjom po visokias tokias vietas. Nuo erkių suduodam ir maisto. Skaudam kojas gali būt. Labas. Labas. O, čia morkytės, dukrytės.
žinomomis bananais. Šis geras. Čia graži vieta. Kaip gražiai. Va tai buvo prieš Malčanuose ir dabar yra po. Ačiū, kad palaikinai, ačiū, kad žiūrėjai ir susitiksim antroji daly. Iki!